Ruduo gėrybių metas ir visokiais būdais mes bandome išsaugoti daržoves, vaisius, uogas. Tačiau yra vienas puikus būdas, jeigu turite daug obuolių, morkų, uogų, visokių ten gėrybių, tai išsispausti sulčių. Rytais išgerti vitaminų bombą ir puikiai jaustis. Ir šiandien noriu pristatyti krinona.lt internetinė parduotuvė. Įsigijau tokią pusiau profesionalią sulčiaspaudę Zylę, jinai lėtaigė, lėto spaudimo, įtili, viską paskirsto, į vieną indą krenta, kas lieka, tarkim, iš morkos, į kitą po truputį bėga sultis. Ir pabandysiu dabar parodyti jums, kaip tai veikia. Yra daug čia privalumų, galima sietelius keisti su stambesnėm akutėm, su smulkesnėm akutėm, arba iš vis be akučių, jeigu gaminate, pavyzdžiui, šerbetą. Taip pat, kas labai svarbu, kad čia yra didelė anga įsidėt, pavyzdžiui, obuolį. Telpa visas obuolys, net nereikia jo pjaustyti, įmeti ir pamiršai. Kokią tai loteriją primena. Atkreipkite dėmesį, kaip jinai tyliai dirba. Įmečiu obuolį, įmesiu ir morką. Pasidarysiu tokį obuolių morkų sultis. Beje, žinau tokią istoriją apie morkas, kad iš kur atsirado, pusiau mitas, kad morkos labai gerina regėjimą. Buvo paleistas toks propagandinis mitas į žiniasklaidą, kad britų lakūnai valgo labai daug morkų, dėl to labai jų geras regėjimas ir dėl to jie tai puikiai numuša vokiečių lėktuvus. Kartais obuolys truputį pastringa, tai čia kas yra įdomu, yra priekinis bėgis ir atbulinis bėgis. Tai gali pataisyti viską, kad obuolys išsijudintų ir toliau būtų sėkmingai traiškomas. Dėl ko galima spausti su šia sulčiaspaude, pavyzdžiui, netgi pasigaminti riešutų pieną. Riešutus tik reiktų išmirkyti kelias valandas ir po to gerai nuplovus, sumesti čia ir vėl turėsit riešutų sulčių. Taigi su šia lėtaigė sulčiaspaude, kai užsiauginat vaisius, daržoves, nusirenkat derlių, tai jos gali tapti dar vertingesnės. Jis spaudžia ši sulčiaspaudė sultis išlaikydama visus vitaminus ir skonį. Vos 33 apsisukimai per minutę ir tiek užtenka, kad jūsų sultis išsaugotų tai, kas naudingiausio duoda gamta. Čia yra didžiulė, net 8 cm anga ir reiškia, kad net didžiausius obuolius ar morkas galite spausti nesmulkintus, tai dar sutaupo jūsų laiko. Lėtas spaudimas apsaugo sultis nuo oksidacijos, todėl jos ne tik gražesnės ir skanesnės, bet ir sveikesnės. Taip pat galima spausti įvairiausias žoleles, želmenis, dilgėles ir taip išgauti tikrą vitaminų bombą. Stiprus ir galingas 400 W indukcinis variklis įveikia net kiečiausias daržoves. O specialūs filtrai leidžia ne tik spausti šviežias sultis, bet ir namuose ruošti šerbetus ar natūralius ledus. Kai anūkai sužinos, kad čia galima gaminti šerbetus ir ledus, tai manau, aš neatsiginsiu nuo jų prašymų, bet smagu. Uždarau sulčių angą, štai kiek prispausta sulčių, spalvikė labai gera ir metas pasimėgauti vitaminais. Iš gražaus bokalo, čia dar galima kokį leduką įsimesti turit ir kaip ir minėjau, geriant morkų sultis, visada nepakenkti truputį riebalo, nes taip geriau įsisavinamas vitaminas A. Ir kai išgersiu šitą bokalą, matysiu kaip erelis. Į sveikatą, labai tinkamas posakis. Skanu, ir plūsta tiesiog jėga į kūną.